Šitas etapas buvo itin sunkus. Pusę varžybų važiavau pirmas, bet buvo nesėkmingas pitstopas, kur sugaišau labai daug laiko, apsilinkė mane Nerimantas ir Domas, bet kai išvažiavau iš pitstopo, nusiteikiau, kad tikrai jos pagausiu, ratas po rato, posūkis po posūkį, kiekvieną metrą bandžiau išnaudoti ir pasivėjau Nerimantą, tik buvo labai sunku aplenkti šitoj trasai. Visą laiką antras važiavau, kažkas Domui atsitiko, tai praleido, bet šiaip tai be kažkokių tai nuotykių viskas gražiai. Trečiame rate, galima sakyti, motociklas pavedė. Šiandien nepasisekė, bet visus praeitus etapus puikiai viskas buvo. Tapau čempionu jau, nežinau, 4 kartą iš eilės gal visą laiką skirtingose klasėse, tai labai džiugu dėl to ir manau, šis sezonas yra tikrai išpildytas. Sezonas visas buvo labai geras, be jokių nesklandumų, bet šiandien kaip paskutinėme etape, tai atrodo reikėjo tiesiog ramiai pasiekti finišą. Bet iškilo tiek daug nenumatytų problemų, tiek iš starto motociklas neužsivedė, maždaug vidury varžybų tada nutrūko dar grandinė. Tai tada teko dar ieškoti dalių palikus vidury trasai motociklo ir tiesiog bandyti pradėti iš naujo varžybas. Tai nežinau, turbūt šiandien nepavyko ne vieną desivit varžovą, bet bendroje įskaitoje kovojus iki galo ir pavyko išlaikyti čempiono poziciją iki pat finišo. Jaučiuosi biškį pavargęs. Pradžia buvo nekokia, neužsivedžiau motociklą, tai išvažiavau paskutinis. Dar pirmam rate su Vytautu susikabinau, tai ėjau per priekį, kol atsikėliau, o po to įsivažiavau, visus lenkiau po vieną ir ant galo jau tiesiog važiavau pirmas ir atsipalaidavęs. Paskutinį ratą sugedo amortizatorius, tai važiavau kaip ant spyruoklės paskutinius 2 ratus. Tai nebenorėjau rizikuoti ir tiesiog saugiai baigiau varžybas ir tapau čempionu. Ačiū Nerimantui Škola. Džiaugiuosi tokiu sezonu uždarytu ir skiriu šią pergalę savo naujai gimusiam sūnui Ąžuoliukui ir su truputį sunegalavusiam tėčiui Zigmui. Etapas, tai viskas gerai, trasa labai patiko, pavyko išvažiuoti pirmam į startą, saugau techniką, saugau save, nedariau klaidų, sustojau dėl viso pikto kuro užsipilt, nors to nereikėjo ir labai džiaugiuosi. Tai čia buvo iš tikrųjų labai gera treniruotė, nes panašaus tipo trasa, jinai smėlėta ir tokių labai išarta, tokių bangų daug, tai viskas gerai, ruošiuosi fiziškai dar šiek tiek ir jo, važiuosim į Olandiją savo Lietuvą.